minėjot, kad yra ta retorika agresyvi, tai nėra taip, kad mes lietuviai pradėjom, ar natiečiai, ar vakariečiai pradėjom, reiškia, gąsdintis Rusijos, bet jų kalbėjimas, tai būnė galbūt ne pagrindiniai žmonėmis, bet pasibandyti temperatūrą, pasimatuoti, aha, kokia reakcija, galų gale visi tie hibridiniai veiksmai su GPS signalų blokavimu, su inkarais nutraukiant, tai čia irgi yra tam tikras mūsų testavimas, mūsų atsako, būtent kaip mūsų sprendimo priimimo procesas vyksta, reiškia, kaip mes greitai galim sureaguoti. Ir labai smagu ir labai sveikina, kad kai kurios šalys, ir šiuo atveju turbūt Suomiją reikėtų pagirti, kad jie labai žaibiškai sureagavo į tą incidentą, kai buvo nutrauktas kabelis tarp Estijos ir Suomijos ir jie tą laivą sulaikė, vykdo tyrimus, taip, tai kaip jūs paminėjot, rimtai svarstyti tuos pareiškimus, nes turbūt dalis tiesos yra, nes nors ir tai yra galbūt daugiau atrodytų toks oro virpinimas, bet turbūt kažkas už to slypi. Tie naratyvai yra kažkur tai suskriptinti, surašyti, kad juos padėtų ir suskaldytų visų pirma visuomenę turbūt, tada tą nepasitikėjimą. Ir tuo pačiu galbūt ir nuraminti, reiškia, kam tai reikalingi pinigai, nes niekas šiandien nepuls ir taip toliau. Tai mums labai svarbu. Tai tai mano pagrindinės turbūt žinutės mūsų visuomenė, mūsų piliečiams, visi, kurie klauso, NATO yra pasiruošęs. Turim labai neblogus gynybinius planus, taip, jie visą laiką yra peržiūrimi, nes keičiasi situacija ir tie patys procentai skiriami yra keičiasi ir tada nauji pajėgumai atsiranda. Ir galbūt naujos, nesu, kad grėsmės labai aiškios, tačiau aplinka diktuoja ir mes turime nacionalinius gynybos planus, todėl mums visuomenės supratimas, visuomenės parama tiek skiriant gynybai, tiek užkardant, tiek tą kritinio mąstymo ugdymas visuomeniai yra labai svarbus.